Ar žinote viešpaties maldos paslaptį, kurią Jėzus mus išmokė? Mato 6 skyriaus 9 eilutė: Tėve mūsų, kuris esi danguje. Kodėl Jėzus vadino Dievą tėvu? 2 Korintiečiams 6 skyriaus 18 eilutė: Būsiu jums tėvas, o jūs būsite man sūnus ir dukterys. Priežastis, dėl kurios vadiname Dievą tėvu, yra ta, kad mes esame Dievo vaikai. Viešpaties malda slepia dar labiau stebinančią paslaptį. Tėvo ir jo vaikų egzistavimas reiškia, kad egzistuoja ir motina. Taip yra, nes tėvas ir jo vaikai negali egzistuoti be motinos. Kadangi yra Dievas tėvas ir jo vaikai, turi būti ir Dievas motina. Galatams 4 skyriaus 26 eilutėje: Bet aukštybių Jeruzalė laisva ir ji yra mūsų motina. Viešpaties maldoje esanti paslaptis yra Dievas motina, kuris suteikia mums amžinąjį gyvenimą. Kaip mes galime tapti Dievo vaikais? Žemiškoje šeimoje vaikai gauna gyvybę paveldėdami tėvo ir motinos kūną bei kraują. Taip pat ir dangiškoje šeimoje Dievo vaikai gali gauti amžinąjį gyvenimą paveldėdami Dievas tėvo ir motinos kūną ir kraują. Kaip galime paveldėti kūną ir kraują iš Dievas tėvo ir Dievas motinos? Jono 6 skyriaus 54 eilutėje: Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą. Kaip galime valgyti Jėzaus kūną ir gerti jo kraują? Luko 22 skyriaus 15 eilutėje: Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę. Ir paėmęs duonos: Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Jėzus sakė, kad paschos duona yra jo kūnas, o paschos vynas yra jo kraujas. Laikydamiesi naujosios sandoros paschos galime paveldėti Dievo tėvo ir Dievo motinos kūną ir kraują, turėti amžinąjį gyvenimą ir tapti Dievo vaikais. Prašome švęsti naujosios sandoros paschą ir gauti amžinojo gyvenimo palaiminimą iš Dievo tėvo ir Dievo motinos.